Blogio klausimas. Įsimintina eilutė. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nei kas buvo pirmiau, tas praėjo. Apreiškimo 21 skyrius, 4 eilutė. Ko gero didžiausias krikščionybės klausimas yra blogis. Kaip suderinti tai, kad Dievas yra tobulai geras ir mylintis, su blogiu šiame pasaulyje? Trumpai tariant, jei Dievas yra geras ir visagalis, kodėl tarpsta blogis ir pastarojo itin daug? Tai ne tik akademinis klausimas, keliantis didelį nerimą daugeliu žmonių ir neleidžiantis kai kuriems pažinti ir pamilti Dievą. Daugeliu žmonių nuodėmės kilmė ir jos egzistavimo priežastis kelia daug neaiškumų. Pamatę blogio darbą, baisų sielvartą ir niokojimo pasekmes, jie klausia, kaip visa tai gali egzistuoti, jei viską valdo begalinė viešpaties išmintis, jėga ir meilė. Tai žmonėms yra paslaptis, kurios jie negali paaiškinti. Elena White, Didžioji kova, 426 puslapis. Daugelis ateistų blogio klausimą laiko priežastimi, kodėl jie yra ateistai. Tačiau šią ir ateinančiomis savaitėmis tyrinėsime, kad Biblijos Dievas yra visiškai geras ir mes galime juo pasitikėti, nepaisant blogio, stipriai užkrėtusio mūsų puolusį pasaulį. Kiek ilgai, Viešpatie? Blogio problema išsakoma ne tik šiuolaikinėme kontekste, bet visame šventajame rašte. Pirmas klausimas. Perskaitykite Jobo 30 skyrius 26 eilutę. Bet kai aš laukiau gero, atėjo pikta, kai tikėjausi šviesos, atėjo tik tamsa. Jeremijo 12 skyrius 1 eilutė. Teisus tu liktum, Viešpatie, jeigu įsivelčiau į ginčius su tavimi, o vis dėlto turiu nusiskūsti tavimi, kodėl sėkmė lydi nedorėlius, kodėl visi sukčiai tarpsta. Jeremijo 13 skyrius 22 eilutė. Kai klausi širdyje, kodėl man taip atsitiko, žinok, kad dėl savo didžios kaltės esi apnuoginta ir prievartaujama. Malachijo 2 skyrius 17 eilutė. Savo kalbomis jūs nuvarginote Viešpatį, tačiau klausėte, kaip mes jį nuvarginome, ogi sakydami, visi, kas daro piktą, yra geri Viešpaties akyse, tokie jam patinka. Arba klausdami, kur teisingumo Dievas? Psalmynas 10 skyrius 1 eilutė. Kodėl tu, Viešpatie, taip nuošaliai laikaisi? Kodėl slepiesi, kai esu nelaimėje? Kaip šios eilutės iškelia blogio klausimą žmogaus patyrimo priešakyje? Šios eilutės kelia daug klausimų, kurie mums aktualūs ir šiandien. Kodėl atrodo, kad nedorėliai klesti, o tie, kurie elgiasi blogai, iš blogo gauna naudos, jei ne visada, tai pakankamai dažnai. Kodėl teisieji taip kenčia? Kur yra Dievas, kai tarpsta blogis? Kodėl Dievas kartais atrodo toli nuo mūsų, netgi pasislėpęs? Kad ir ką teiktume šiais klausimais ir apskritai apie blogį, turėtume užtikrinti, kad blogio nesureikšminsime. Neturėtume bandyti išspręsti problemas, sumenkindami, koks tas blogis ar kiek jo pasaulyje. Blogis yra pikta ir Dievas jo nekenčia labiau nei mes. Taigi mes galime prisijungti prie raudos, kuri aidi visame šventajame rašte, reaguodami į daugybę blogybių ir neteisybių pasaulyje. Kiek ilgai, Viešpatie? Antras klausimas. Perskaitykite Mato 27 skyriaus 46 eilutę. O apie 9 valandą Jėzus garsiai sušuko Eli, Eli, lema sabachtani, tai reiškia mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kaip jūs suprantate šiuos Jėzaus žodžius? Ką jie perteikia apie tai, kaip blogis pačiais baisiausiais būdais palietė Dievą? Pats Jėzus ant kryžiaus klausė, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mato 27 skyriaus 46 eilutė. Čia ypač akivaizdu, kad blogis paliečia patį Dievą. Nuostabi tiesa, stipriai išryškinta Kristaus kančios ir mirties ant kryžiaus,
kur jį užgriuvo visas pasaulio blogis. Tačiau net ir čia yra vilties. Tai, ką Kristus padarė ant kryžiaus, nugalėjo blogio šaltinį, šėtoną ir galiausiai jis visiškai sunaikins blogį. Jėzus čia citavo Psalmyno 22 skyrių 2 eilutę, tačiau likusi psalmės dalis baigėsi triumfu. Ant kryžiaus Jėzus laukė vilties, kurios jis tuo metu nematė. Kaip galime pasisemti paguodos iš jo patyrimo, kai ir mes nematome savo vilties? Mes daug nežinome. Istorijos pabaiga ateis kartu su meilės triumfu prieš blogį, tačiau kol kas išlieka daug nerimą keliančių klausimų. Kaip galime galvoti ir kalbėti apie blogio problemą taip, kad tai būtų naudinga? Trečias klausimas. Perskaitykite Jobo 38 skyrius nuo 1 iki 12 eilutės. Tada viešpats kreipėsi į Jobą iš audros tardamas: kas temdo mano užmojį, kalbėdamas neapgalvotais žodžiais, susijuosk diržus trėnas kaip vyras, aš tavęs klausiu, o tu man atsakyk, kur tu buvai, kai dėjau žemės pamatus, pasakyk, jei esi toks supratingas, kas nustatė jos matmenis, tu tikrai žinai, argi kas tiesė ant jos matavimo virvę, į ką buvo įleisti jos stulpai ir kas padėjo jos kertinį akmenį, kai drauge giedojo ritmetinės žvaigždės ir visos dangiškosios būtybės šaukė iš džiaugsmo, o kas uždarė jūrą už durų, kai ji prasiveržė iš gelmių, kai apdengiau ją debesų apdaru ir suvyščiau tiršto rūko vystiklais, kai padariau bangų mūšą jos ribomis ir įstačiau duris su sklaščiais, tardamas: iki čia ateik, bet ne toliau, čia tavo galingos bangos suduš. Argi kada nors savo gyvenime esi įsakęs, kad ateitų aušra ir prasidėtų diena? Kaip Dievo atsakymas Jobui nušviečia blogio problemą? Kiek mes žinome ir nežinome apie tai, kas gali vykti užkulisiuose? Pasakojime Jobas daug kentėjo ir pats išsakė daug klausimų, kodėl jį ištiko blogis ir kančios. Jis prašė Dievo dėmesio, jog galėtų rasti atsakymus į savo klausimus, nežinodamas, kad užkulisiuose dangaus sueigoje vyksta kur kas daugiau. Žiūrėkite Jobo 1 ir 2 skyrius. Dievo atsakas Jobui stulbina. Tada viešpats kreipėsi į Jobą iš audros tardamas: kas temdo mano užmojį, kalbėdamas neapgalvotais žodžiais. Jobo 38 skyrius 1 ir 2 eilutės. Viename vertime pateikiami tokie žodžiai: kodėl tu tiek daug kalbi, kai žinai tiek mažai? Jobo 38 skyrius 2 eilutė. Jobo 38 skyrius 4 eilutė. Dievas priduria: kur tu buvai, kai dėjau žemės pamatus? Pasakyk, jei esi toks supratingas. Ketvirtas klausimas. Perskaitykite Jobo 42 skyrių 3 eilutę. Kas temdo mano užmojį, kalbėdamas neapgalvotais žodžiais? Iš tikrųjų kalbėjau apie tai, ko nesupratau, apie dalykus viršijančius mane savo nuostabumu, kurių neišmaniau. Kaip Jobo atsakymas nušviečia tai, ką turėtume pripažinti, kas susijęs su mūsų padėtimi. Savo atsakymais Jobui Dievas aiškiai parodė, kad patriarchas daug ko nežinojo ir nesuprato. Kaip ir Jobas, mes taip pat turėtume nuolankiai pripažinti, kad pasaulyje ir užkulisiuose vyksta daug, apie ką nieko nežinome. Tai, jog mes nežinome atsakymų į mūsų klausimus, nereiškia, kad nėra gerų atsakymų, kad vieną dieną viskas išsispręs. Iki tol turime pasitikėti Dievo gerumu, kuris mums buvo apreikštas daugybę būdų. Pagalvokite, kiek mažai mes apskritai žinome. Kodėl tuomet turėtume išmokti gyventi neradę atsakymų į sudėtingiausius klausimus susijusius su sunkiausiomis temomis – blogiu ir kančia? Skeptikas teistas, Dievo išpažintojas. Dievas skelbia Izaijo 55 skyriuje nuo 8 iki 9 eilutės: juk mano mintis ne jūsų mintis, o mano keliai ne jūsų keliai. Tai viešpaties žodis: kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius ir mano mintis jūsų mintis.
Dievo mintis viršyje mūsų mintis. Mes net neįsivaizduojame, koks sudėtingas Dievo planas istorijai. Atsižvelgiant į tai, kodėl apskritai reikėtų tikėtis turėti galimybę žinoti, kokios yra priežastis, dėl kurių Dievas kažką daro ar kažko nedaro įvairiomis aplinkybėmis. Vienas iš būdų mėginti suvokti blogio problemą yra pagrįstas pripažinimu, kiek mažai žinome, todėl vadinamas skeptiniu teizmu. Skeptiškas teistas tiki, kad Dievas turi pagrįstų priežasčių elgtis taip, kaip jis elgėsi, tačiau atsižvelgiant į ribotas žinias, nederėtų tikėtis, kad suprasime šias priežastis. Skeptiškas teistas atsargiai vertina žmogaus gebėjimą suvokti arba visiškai suprasti Dievo priežastis, susijusias su blogiu šiame pasaulyje. Vien todėl, kad negalime matyti, pavyzdžiui, aplink mus ore esančių mikrobų, dar nereiškia, kad aplink mus nėra jokių mikrobų. Tai, kad žmogus nežino, kokios yra Dievo priežastis, tikrai nereiškia, kad Dievas neturi gerų priežasčių. 5 klausimas. Perskaitykite Psalmę 73. Asafo psalmė. Iš tikrųjų Dievas geras doriesiems, kurių širdis tyra, bet man beveik kojos buvo pradėjusios pintis, mano žingsniai bemaž buvo ėmęs slidinėti, nes aš pavydėjau pagirūnams, matydamas jų gerovę, nors jie nedori. Skausmo kentėti nedorėliams nereikia, jų kūnas stiprus ir sveikas, mirtingųjų triūsas jų nevargina, jie nesikomuoja kaip kiti žmonės, užtat išdidumas jų karoliai, smurtu jie apsigaubė lyg drabužiu. Per akis užgriuvusius lašinius jie vos gali matyti, jų širdis tvinsta nedoromis užmačiomis, jie šaiposi ir kalba piktą, įžūliai grasina kitus engti, prieš dangų jie burnoja, o žemėje jų liežuvis įžūliai įsakinėja. Todėl net Dievo tauta į juos gręžiasi ir noromis tiki, ką jie sako. Tada sakoma, kaip gali Dievas žinoti? Ir aukščiausiasis nesužinos, ką darome. Tad tokie yra nedorėliai, visuomet be rūpesčių kaupiantis turtus. Argi ne veltui laikiau savo širdį tyrą ir ploviausi rankas parodydamas, kad esu nekaltas? Juk diena iš dienos kenčiu vargą, kas rytą tu mane nuplaki. Jeigu būčiau taręs, kalbėsiu, kaip jie daro, būčiau buvęs neištikimas tavo vaikų būriui. Nors mėginau suprasti, vis tiek tai man atrodė beviltiška užduotis, kol neįėjau į Dievo šventovę. Tik įėjęs suvokiau, kas nutiks nedorėliams. Iš tikrųjų, tu užvedi juos ant slidaus šlaito ir tu pastumi į žūtį. Kaip staiga jie tampa nelaimingi, siaubo apimti jie visiškai išnyksta. Kaip sapną po pabudimo Viešpatie, tu paniekini tuos vaiduoklius. Kadangi mano širdis buvo apkartusi, o jausmai užgauti, buvau kvailas ir nesupratau, būdamas lyg keturkojis tavo artume. Todėl būsiu su tavimi visada, tu laikai mane už dešinės rankos, vedi mane savo mokymu ir galop priimsi mane į garbę. Ką kita turiu danguje, kadangi turiu tave, ko dar trokščiau žemėje, nors mano kūnas trapus ir širdis silpsta, Dievas yra mano širdies uola ir mano dalis per amžius. Juk iš tikrųjų, kas atsitolina nuo tavęs, tas žūva, tu padarei galą tiems, kurie tau neištikimi. O man gera būti arti Dievo. Prisiglaudžiau pas Viešpatį Dievą, kad apsakyčiau visus jo darbus. Kaip psalmininkas žiūri į jį supantį blogį ir neteisybę? Ką jis mato, kas keičia jo supratimą? Psalmininkui labai kėlė nerimą pasaulio blogis. Jis apsidairė ir pamatė, kad nedorėliai klesti, viskas atrodė neteisinga ir nesažininga. Jis neturėjo ką atsakyti, jis svarstė, ar verta tikėti Dievu ir jam tarnauti, bet tada jis pažvelgė į šventyklą. Šventykla leidžia truputį suprasti blogio problemą, būtent pripažinimas, kad yra teisus teisėjas, kuris užtikrins teisingumą ir teismą savo laiku. Kaip adventistų supratimas susijęs su teismu ir šventyklos doktrina gali nušviesti blogio problemą? Ar jums naudinga žinoti, kad nors dabar išlieka daug klausimų, galiausiai bus atskleistos istorijos detalės ir teisingi Dievo sprendimai? Laisvos valios gynimas.
Nors nesuvokiame Dievo kelių ir minčių, šventasis raštas šitą atskleidžia, kas padeda aiškinti blogio klausimą. Vienas iš loginių būdų blogio klausimui spręsti yra žinomas kaip laisvos valios gynimas. Laisvos valios gynimas – tai nuomonė, kad blogis yra netinkamo naudojimosi laisva valia rezultatas. Taigi Dievas nėra kaltas dėl blogio, nes blogis yra kūrinių, kurie netinkamai naudojasi dėl gerų priežasčių Dievo mums suteikta laisva valia rezultatas. Tačiau kodėl Dievas davė laisvą valią? Šiuo atžvilgiu K. Luisas rašė, kad laisva valia, nors ir padaro blogį įmanoma, taip pat yra vienintelė, kuri apskritai leidžia mylėti, leidžia egzistuoti gėriui ar džiaugsmui. Vargu ar būtų verta kurti automatinių būtybių, kurios veiktų kaip mašinos pasaulį. Laimė, kurią Dievas sumanė savo mąstantiems kūriniams, yra laisvas, savanoriškas susivienimas su juo ir kitais. Tam jie turi būti laisvi. Mere Christianity, 52 puslapis. 6 klausimas. Perskaitykite pradžios 2 skyriaus 16 ir 17 eilutes. Ir įsakė žmogui viešpats Dievas tardamas, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Kaip šiuose eilutėse atsispindi Adomui ir Ievai suteikta moralinė laisvė? Kam jiems įsakyti, nebent jie iš pradžių turėjo laisvą valią? Adomas ir Ieva valgė uždraustą vaisių ir nuo tada mūsų planeta prisipildė blogio. Pradžios 4 skyriuje, po pasakojimo apie nuopuolį, siaubingi nuodėmės padariniai matomi Abelio nužudime. Pasakojimas apie nuopuolį parodo, kaip piknaudžiavimas Adomui ir Ievai suteikta laisva valia atnešė nuodėmę ir blogį į mūsų planetos istoriją. Visame šventajame rašte matome laisvos moralinės valios tikrovę. Įstatymo 7 skyriaus 12 ir 13 eilutės. Jei laikysitės šių įsakų, ištikimai juos vykdydami, viešpats tavo Dievas ištikimai laikysi su tavimi sudarytos sandoros, kurią prisiekė tavo protėviams. Mylės tave, laimins tave ir padaugins tave, laimins tavo iščių vaisių ir tavo žemės derlių, tavo grūdus, naują vyną ir aliejų, tavo galvijų prieauglį ir avių jauniklius krašte, kurį tavo protėviams prisiekė tau duoti. Jozuės 24 skyriaus 14 ir 15 eilutės. Tad dabar bijokite viešpaties, tarnaukite jam nuoširdžiai ir ištikimai. Atsikratykite dievų, kuriems jūsų protėviai tarnavo anapus upės bei Egipte, ir tarnaukite viešpačiui, arba jei jums nepatinka tarnauti viešpačiui, rinkitės šiandien, kam tarnausite, dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami užupyje, ar dievams amoritų, kurių krašte gyvenate, bet aš ir mano šeima tarnausime viešpačiui. Psalmynas 81 skyrius nuo 12 iki 15 eilutės. Bet mano tauta nenorėjo manęs klausyti, Izraelis nenorėjo man paklusti, todėl leidau jiems sekti savo užkietėjusias širdis ir elgtis pagal savo užmačias, o kad mano tauta manęs klausytų, kad Izraelis eitų mano keliais, tučtuojau nugalėčiau jų priešus, prieš jų engėjus vėl ranką pakelčiau. Izaijo 66 skyrius 4 eilutė, bet aš jiems parinksiu sunkius bandymus ir užleisiu ant jų, ko jie bijo, dėl to, kad niekas neatsiliepė, kai šaukiau, nesiklausė, kai jiems kalbėjau, dėl to, kad jie darė, kas bloga mano akise ir rinkosi, kas priešinga mano norui. Kiekvieną savo gyvenimo dieną vienaip ar kitaip mes patys naudojamės laisva valia, kurią mums suteikė mūsų kūrėjas. Be laisvos valios mes nebūtume žmonės. Būtume panašesni į mašinas ar net neprotaujantį robotą. Korporacija Sony sukūrė šunį robotą Aibo. Jis panašus į tikrą šunį, bet jis nesirgs, neužsikrės blusomis, neįkas, jo nereikės skiepyti ir jis nesišers.
Ar iškeistumėte savo tikrą šunį į aibo? Jei ne, kaip jūsų sprendimas galėtų padėti geriau suprasti, kodėl Dievas sukūrė mus tokius, kokie esame, turinčius laisvą valią, nepaisant rizikos? Meilė ir blogis? Dievas suteikia kūriniams laisvą valią, nes ji būtina meiliai. Piktnaudžiavimas šia laisva valia yra blogio priežastis. Tačiau išlieka daug klausimų. Dievas leidžia blogiui tarpti tam tikrą laiką, nors blogis jį itin rūstina, bet panaikinus blogio galimybę būtų atmesta ir meilė. Pernelyg ankstyvas blogio sunaikinimas pakenktų pasitikėjimui, kuris būtinas meiliai. Per neteisingą Dievo supratimą žemė paskendo tamsoje. Kad šviesa išsklaidytų gūdžius šešėlius ir pasaulis sugrįžtų prie Dievo, reikėjo pralaužti šėtono apgaulės galią. Jėga to padaryti buvo neįmanoma. Jėgos panaudojimas prieštarauja Dievo valdžios principams. Jis trokšta tik meilės tarnystės, o meiliai negalima įsakinėti, jos neįmanoma laimėti jėga arba valdžia. Meilė pažadinama tik meilė. Pažinti Dievą tai mylėti jį. Jo charakteris turi pasireikšti kaip priešingybė šėtono charakteriui. Elena White su meilė iš dangaus, 16 puslapis. Be laisvos valios negali būti meilės, o jei Dievas yra meilė, atrodo tada aišku, jog Dievas negali neigti meilės ar laisvės būtinos meiliai. Taip pat galima daryti prielaidą, kad jei žinotume pabaigą nuo pat pradžių, kaip ją žino Dievas, nenorėtume, jog jis panaikintų mūsų laisvę. Galų gale, kas norėtų gyventi visatoje be meilės? 7 klausimas. Perskaitykite Romiečiams 8 skyriaus 18 eilutę. Aš esu tikras, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Apreiškimo Jonui 21 skyrių nuo 3 iki 4 eilutės. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto, štai Dievo padangtė tarp žmonių, jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Kaip šios eilutės gali suteikti mums pasitikėjimo Dievo gerumu, nepaisant viso blogio mūsų pasaulyje? Net kai mes nematome per tamsą, Dievas mato pabaigą nuo pat pradžių. Jis taip pat gali matyti amžiną džiaugsmą pažadėtą visiems, kurie tiki Jėzumi. Remiantis Romiečiams 8 skyriaus 18 eilute, šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Ar mums pakanka tikėjimo ir pasikliovimo, kad patikėtume šiuo nuostabiu pažadu? Be to, meilė buvo tokia šventa, tokia pamatinė su jai būdinga laisvė, kad Jėzus žinojo, jog užuot atėmus ją iš mūsų, ji privers jį žengti ant kryžiaus ir labai kentėti. Vis dėlto jis suteikė mums šią laisvę, žinodamas, ką tai jam kainuos. Kodėl būtina visada prisiminti šią svarbią mintį? Kaip tai, jog Dievas suteikia mums laisvą valią, gali apsaugoti mus nuo galvojimo, kad viskas, kas vyksta, yra Dievo valia? Tolesniam tyrinėjimui. Elena White, Patriarchai ir pranašai, nuo 15 iki 24 puslapiai. Net tada, kai šėtonas buvo išmestas iš dangaus, beribė išmintis jo nesunaikino. Kadangi tik meilės tarnystė gali būti Dievui priimtina, jo kūrinių ištikimybė turi remtis įsitikinimu, kad Dievas teisingas ir palankus. Dangaus ir pasaulių gyventojai, būdami nepasirengę suprasti nuodėmės prigimties ir pasiekmių, nebūtų galėję suvokti šėtoną sunaikinančio Dievo teisingumo. Jei jis būtų nedelsant pašalintas iš būties, tai kai kas būtų tarnavę Dievui iš baimės, bet ne iš meilės. Tuomet nei apgaviko įtaka būtų visiškai pašalinta, nei maišto dvasia išrauta su šaknimis. Dėl visos visatos amžinos gerovės jis turėjo geriau išvystyti savo principus,
kad jo pareikštus kaltinimus Dievo valdžiai visi Dievo kūriniai galėtų teisingai suprasti ir kad Dievo teisingumas bei gailestingumas, jo įstatymo nekintamumas galėtų būti įamžinti kaip neabejotini. Šėtono maištas turėjo būti pamoka visatai visais ateinančiais amžiais, nuolatinis liudijimas apie nuodėmės prigimtį ir baises jos pasiekmes. Šėtono valdymo apraiškos, pasiekmės žmonėms ir angelams parodys, ko reikia tikėtis, jei nepaisoma Dievo valdžios. Jis paliudys, kad su Dievo valdžia yra susijusi visų jo sukurtų būtybių gerovė. Taigi šio siaubingo maišto eksperimento istorija turi būti amžina garantija visoms šventoms būtybėms, kad jie bus saugomi nuo apgavystės apie nuodėmės prigimtį, gelbstinti juos nuo nusidėjimo ir bausmės už jį. Elena White, Patriarchai ir pranašai, 23 puslapis. Klausimai aptarimui. Pirmas klausimas. Teodicija – tai terminas apibrėžiantis Dievo teisingumą blogio akivaizdoje. Tačiau tai nėra paties blogio pateisinimas. Įsivaizduokite, kad kažkas danguje sako: taip, Jėzau, dabar aš suprantu, kodėl mano šeima buvo kankinama ir nužudyta mano akise. Taip, dabar visa tai labai prasminga. Ačiū, Jėzau. Tai absurdas. Kaip galime suprasti, kad didžiojoje kovoje galiausiai teisus yra Dievas, o blogis nepateisinamas? Žiūrėkite 9 temą. Antras klausimas. Ar kada nors jautėtės kaip Jobas? Ar kada nors susigundėte galvoti, kad negali būti gero paaiškinimo jūsų ar jūsų artimųjų kentėjimams? Kaip galutinis Jobo supratimas, kad jis kalbėjo apie tai, ko nesuprato? Jobo 42 skyrius 3 eilutė. Kas temdo mano užmojį, kalbėdamas neapgalvotais žodžiais. Iš tikrųjų kalbėjau apie tai, ko nesupratau, apie dalykus viršijančius mane savo nuostabumu, kurių neišmaniau. Atskleidžia mūsų padėtį mūsų pačių klausimų atžvilgių.